Kaip manai, kiek iš tikrųjų tau reikia laiko norint pereiti į kitą, visiškai naują realybės variantą? Metų, 3, 5, galbūt kažkam atrodys ir 10. O kas jeigu pasakyčiau, kad užtenka vos 12 savaičių? Mano klientai, kurie pradėjo šią kelionę su mano naujausia programa 12 savaičių į naują realybę, yra jau ties finišo tiesiąja. Ir rezultatai yra tikrai įspūdingi mano akimis žiūrint. Tai norėčiau pasidalinti keletą iš pergalių, kurias kartu su savo klientais patyrėme per šias 11 savaičių, per 5 sesijas. Ir norėčiau pradėti nuo pirmosios klientės, iš kurios, tarp kitko, vakar gavau žinutę. Ir žinutė skambėjo taip. Labas vakaras. Norėjau pranešti, kad ryt išvykstu. Viskas labai greitai vyko, tikėjausi ne taip greitai. Jei galima, noriu padovanoti savo paskutinę konsultaciją, kam jos reikia. Ir kai paklausiau, kuriam laikui bus išvykus, kelionė be bilieto atgal, bet manau tikrai keliem mėnesiam. Nauji metai bus tikrai dar ne Lietuvoje. Tai ši klientė pas mane atėjo vasarą ir pirmos sesijos metu mes įsivertinom esamą situaciją. Norėčiau pasidalinti, prieš pirmą sesiją jos sveikata buvo 5 iš 10, santykiai 7, savirealizacija 0, finansinė gausa 2, meilė sau 5. Tai 10-baliai sistemai mes įsivertinom, kad turėtume aiškumą, su kuo mes pradedame. Jau po 4 sesijų, taip, per 10 savaičių ir 4 sesijas mes atėjome į tą tašką, kur sveikata 9, santykiai 8,5, savirealizacija 6, finansinė gausa 6, meilė sau 9. Tai kuomet didžiausias pokytis, kurį mes atlikome per tokį trumpą laiko tarpą, kuris davė šitokius rezultatus. Visų pirma, uždarėm visus energetinius nuotykius. Tai energija, kuri tiesiog nutekėdavo, sustojo ir galėjo likti ir cirkuliuoti klientės gyvenime. Atsisakėme žalingų įpročių. Ar tai būtų negatyvios mintis, ar tai būtų barniai šeimoje, ar tai būtų alkoholio vartojimas. Mes visą šitą sugebėjom paleisti, transformuoti ir disciplinuotai to laikytis. Pakeitus mitybą, mes palengvinam energijos tekėjimą jos kūne. Pradėjo klientė sportuoti ir dalinosi, jog labai išaugo jos jautrumas kitiem žmonėm, kitom energijom ir jautrumas pačiai savo. Tai ši klientė sugebėjo atsiverti nežinomybei, nors pradėjome iš labai stipraus ego taško, kur veikia kontrolė, kur veikia baimės, kur
mygtukus spaudinėjo ego ir kuris laikė ją tiesiog įkalintą versle, kuris buvo ne tik, kad jai netarnaujantis, bet ir žalingas ir toksiškas. Pirmų sesijų metu apie verslo pardavimą, atidavimą, uždarimą ir atsitraukimą mes net nesvajojom, mes net negalvojom, nes tai nebuvo dar realus pasiekiamas variantas. Tai dirbant su pasąmonė, su įsitikinimų sistema, dirbant su saviverte, dirbant su vidinė mergaitė, mes pasekmės įsikabinimo į netarnaujančią veiklą mes net nelietėm, tačiau paskutinių sesijų metu atlaisvinus ir atsivėrus realybės variantui, kur su šita nauja energija, su nauja energijos kokybė yra galimybė turėti, yra galimybė džiaugtis bet kokiu realybės variantu. Yra galimybė sukurti verslą, sukurti veiklą, kurioje širdis, protas ir siela yra vienam susilygiavime ir tai teikia ne tik džiaugsmo jai, bet ir kuria pridėtinę vertę. Tai labai smagu matyti tokį didelį sąmonės šuolį, didelį pokytį, didelį atsivėrimą. Ir nors klientė parašė, kad norėtų padovanoti sesiją tam, kam to labiausiai reikia, po to pasidalino, kad nori, jog kuo daugiau žmonių galėtų patirti, ką reiškia dirbti su manim. Tačiau jai pasakiau, kad mes ruošiam tavo sąmonę būtent paskutiniai 6 sesijai, pačiai stipriausiai, kurioje yra sielos dovanų integracija ir labai stipri energetinė aktyvacija. Tai ne veltui tai yra paskutinė sesija šioje programoje, tai yra tikrai labai stipri aktyvacija, po kurios atsidaro dar daugiau jautrumo, atsidaro kas atsidarys, jau leisiu pačiai klientai pasidalinti, jeigu ji visgi nuspręs tai padaryti viešai. Tačiau užkabinau tokį momenčiuką, kur prieš labai didelį šuolį, prieš labai didelį pokytį įsijungia šioks toks pasipriešinimas ir pajaučiau, kad šiek tiek dar yra baimės savo galios, baimės įlipti pilnai į savo potencialą ir pradėti gyventi be ribų. Tai dėl to ir yra toks noras atiduoti kitiem, neprieiti prie šitos paskutinės sesijos, bet manau, kad tik laiko klausimas, kada klientė visgi supras, jog
čia dar ne pabaiga. Labai nuostabi sinchronizacija vyko vasaros viduryje, kuomet pradėjau dirbti ir su vyru. Klientas taipogi pradėjo 12 savaičių naują realybę programą su manimi ir visa ši programa gimė po mūsų asmeninės sesijos, kuomet man tiesiog sukrito visa informacija, ką, kaip, per kokį laiką, kokiu atstumu išdėlioti ir ką pasiūlyti šiam klientui. Kuomet tai pristačiau, labai jam surezonavo ir mes pradėjome kelionę su juo. Tuo metu, kiek pamenu, vyras buvo nusivylęs savo veikla, buvo nepatenkintas darbo atlygiu, buvo nepatenkintas aplinka, kurioje dirbo ir giliau įėjus jis pasidalino, jog aš atkreipiau jo dėmesį, jog tai yra toksiška aplinka, toksiški žmonės, labai žemos vibracijos. Nors šis klientas jau buvo susitvarkęs su žalingais įpročiais, tai reiškia, jog nevartojo alkoholio, nevartojo narkotikų, nevartojo cigarečių, atrodo kaip ir energetiškai švariai gyveno, tačiau leidžiant po 8-10 valandų apsuptam rate, kur žmonės to neintegravę, kur vyrauja negatyvios mintis, kur vyrauja keiksmažodžiai, kur vyrauja agresija, nepagarba. Jis tą ir parsineždavo namo ir tą įneždavo į savo santykius, į savo šeimą. Jau po pirmos mūsų sesijos gavau žinutę iš šio kliento, kad palikau darbą, išėjau. Pasveikinau jį su šiuo sprendimu ir pasakiau, kad jo laukia tik geresnis variantas, neabejotinai. Tuomet mes pradėjome dirbti su jo praeitim, su jo vidiniu vaiku, su santykiu su tėčiu, su santykiu su pinigų energija. Ir po 3 mūsų sesijos jis jau gyrėsi gavęs naują darbo pasiūlymą, kuriame jam pasiūlė 2 didesnį atlygį jau nuo pat pradžių, kol dar tik bandomasis laikotarpis. Paskutinėmis žiniomis mūsų jau 6 sesija turėjo vykti šią savaitę, tačiau gavau žinutę, jog jis keliauja, jog jis konferencijoje Paryžiuje gyveno savaitę ir dabar dar šią savaitę taipogi keliauja. Tai jo realybė labai stipriai pradėjo keistis, nes tai yra žmogus, kuris klausė manęs 100%. Kuris klausė mane 100%. Viską, ką mes sudėliojame, visas naujas struktūras jo programoje, visus naujus įpročius, kuriuos pradėjom ugdyti, visas energetinės praktikas, sąžiningai kiekvieną dieną darė ir kuomet mes darėme stiprius pokyčius ir liepiau nutraukti šių praktikų darymą tam, kad palikti erdvės, tam, kad paleisti kontrolę, tam, kad energija harmonizuotųsi ir atsitapatintumėm nuo bet kokio norimo varianto pritraukimo, tam, kad neskurtumėm per daug pridėtinio potencialo, ėmė vykti dalykai labai greitai.
vienas iš įspūdingesnių momentų, kurio jis taip nesureikšmino, tačiau aš jam išpakavau šį momentą, labai gražiai tai norėčiau pasidalinti. Naujame darbe jį pakviečia įmonės vadovas vykti kartu į konferenciją ir paklausia, gal galėtum pavairuoti. Jis sutinka ir išėjęs į lauką pamato, jog jam duoda raktelius nuo naujo S klasės Mercedeso ir jis atsisėdęs, aš jo klausiau, kaip tu jautiesi, kaip tu jauteisi sėdėdamas. Ir tai buvo tikrai brangiausia mašina, kurį jis šiame gyvenime vairavęs. Ir jis atsakė, kad jaučiausi gerai, jaučiausi savo vietoje. Ir atkreipiau dėmesį, kad visata jam siunčia žinutę, kad pasižiūrėk, tu jau esi pasiruošęs, ne tik tavo energija pasiruošus pritraukti tokio lygio automobilį, nes jau ir važiavimas tokiam automobilyje rodo apie susiderinimą dažnį. Automobilis, kuris yra aukšta kaina, aukšta kokybė, visai yra kitoj kategorijoje ir energetinio resurso, norint su juo susilygiuoti, jį pritraukti ir būti tam pačiam realybės variante su juo yra visiškai kitas patyrimas. Tai ir jis galėjo būti gale, kaip keleivis galėjo sėdėti priekyje šalia vadovo, tačiau vadovas jam davė vairuoti. Tai labai gražiai parodė, kad jis jau pasiruošęs tokio energetinio resurso pritraukimui ir valdymui. Jeigu jis būtų nepasiruošęs, jis būtų neėmęs, negalėjęs paimti nei to raktelio, nei atsisėsti prie vairo ir būtų jam ten išsprogdinę iš streso smegenis. Tai labai džiaugiausi šią istoriją ir šio nutikimu. 12 savaičių yra visiškai pakankamas laiko tarpas konstruktyviai dirbant, keičiant savo įpročius, keičiant savo energiją, uždarant energetinius nuotykius, pereiti į naują realybės variantą yra visiškai pakankamas laiko tarpas. Kuomet žmonės kalba apie laiką ir naudoja tokius sakinius kaip tai su laiku nusipirksiu, su laiku pasikeisiu, su laiku pakeisiu gyvenamąją vietą, su laiku pakeisiu galbūt šalį, su laiku pakeisiu partnerį. Turiu tokią žinutę, žinokit, ne apie laiką tai yra. Viskas yra apie veiksmą, kurį mes darom, apie veiksmo kokybę, apie veiksmo efektyvumą, apie praktikos efektyvumą, apie veiksmo dydį, kuris atitinka naują tavo variantą ir susilygiavimą su tuo, apie drąsą žengti į nežinomybę ir jeigu jautiesi, kad realybė, kurioje esi, tavęs netenkina, jeigu jautiesi, jog išbandėjai meditacijas, praktikas, kursus, gamtos mediciną ir vis tiek niekas nepasikeitė. Jeigu jauti, kad yra lyg lubos uždėtos ir tu jas tiesiog trankai į savo galvą, jeigu atėjęs į radikalų sąžiningumą, sau gali pasakyti, kad aš noriu geriau gyventi, aš noriu daugiau gausos, aš noriu sveikesnio kūno, aš noriu
harmoningesnių santykių, tuomet labai rekomenduoju leisti sau atsiverti šiam patyrimui, leisti sau sąžiningai prieš save, prieš savo ego pasakyti, kad aš pabandžiau viską, ką galėjau, dabar esu pasiruošęs priimti pagalbą ir pabandyti, ko dar niekad nebandžiau. Tai ši naujausia mano asmeninė programa 12 savaičių į naują realybę yra kaip tik tau. Aplikacijos procesas ir žmonės, kuriuos atsirenku, su kuriais dirbu, vyksta labai intuityviai ir kuomet pildote aplikacijos formą, labai gerai išjauskit kiekvieną klausimą ir stenkitės kuo daugiau įdėti į šią formą, nes pagal tai aš ir nuspręsiu, ar jūs esat pasiruošę, ar atsivėrę pakankamai. Tai turėtų būti vien formos aplikacijos pildymas gana gilus procesas, nes klausimai, kuriuos atsakysit patys savo prieš save, galbūt niekados apie juos net nebuvot pagalvoję.